Koks turėtų būti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant diskalkulijos sutrikimo turinčius mokinius? Tvirta mokytojų ir tėvų partnerystė yra būtina, norint užtikrinti nuoseklų mokymosi procesą mokykloje ir namuose. Šis bendradarbiavimas leidžia lengviau spręsti mokinio sunkumus tiek akademinėje, tiek kasdieninėje veikloje. Rekomendacijos. Nuolatinis bendravimas. Mokytojas ir tėvai turėtų reguliariai dalintis informaciją apie mokinio pažangą bei iššūkius. Konsultacijos. Organizuokite susitikimus ar konsultacijos, kuriuose būtų aptariama vaiko pažanga, veiksmingi mokymo metodai ir galimos tobulintinos sritys. Praktinės rekomendacijos. Mokytojai gali siūlyti tėvams metodų, kaip padėti vaikui namuose. Pavyzdžiui, reguliarios ataskaitos. Dalinkitės trumpais atnaujinimais elektroniniu paštu ar žinutėmis apie vaiko pasiekimus ir iššūkius.